Garbė Jėzui Kristui. Jūs sveikina Marijos radijas. Girdite, mėly klausytojai, tiesioginę transliaciją iš Kauno Mažosios Kristaus prisikėlimo bažnyčios. Pastaruoju metu daug tiesioginių transliacijų vyksta iš Šiluvos šventovės, kur vyksta švenčiausios mergelės Marijos gimimo atlaidai. Iš ši dar viena transliacija, tačiau iš Kauno, kur jau 2 metai, kas 2 penktadienį Marijos radijas draugė su Pakuta ir Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčia organizuoja ir transliuoja gyvo garso ir liudijimų vakarus. Ir džiaugiamės, kad šiais pašvęstojo gyvenimo metais šiuose vakaruose galim girdėti ir Dievui pasišventusių asmenų brolių, seserų liudijimų. Ir šiandien jums pristatau seserį pranciškonę Prancišką Neringą Bubelytę. Pasitikit. Garbė Jėzui Kristui. Na, iš tikrųjų, tai negalvojau, kad turėčiau kada nors dalintis su šita auditorija ir besiklausiančiai savo liudijimu, ypač per šitokį vakarą, bet esu labai dėkinga Dievui ir visiems organizatoriams. Kai buvau pakviesta, na, man toks buvo tarsi užduotas toks kaip takelis, už ką turiu padėkoti. Ir iš tikrųjų, kai pagalvojau savo gyvenime, tikrai turiu už ką dėkoti, labai labai daug už ką. Ir pirmiausiai tuo, ko norėčiau pasidalinti su jumis, paliudyti, kaip Dievas ypatingai daro savo, sakyčiau, tikrai, kad nieko nėra atsitiktinio ir kažkaip šiaip savo, noriu paliudyti apie vieną šventąjį, kurio turbūt, jūs negalvosit, kad galėčiau apie jį kalbėti. Kol kas ne apie Pranciškų, tikrai. Noriu Dievui padėkoti už šventąjį Jurgį. Dabar turėtumėt klausti, turbūt, ką sesė Pranciška turi bendro su šventuoju Jurgiu. Aš esu gimusi Žagarės parapijoje. Nedaug sąsajų turėjo mano šeima su bažnyčia, nes gyvenom pakankamai atokiai Latvijos pasienyje, vienkiemyje. Tačiau aš iki 8 metų augau labai tokioj, sakyčiau, egzotiškoje aplinkoje. Buvo mano sodas didžiulis, mano laukai, artimiausia sodyba buvo tik už kilometro. Taigi man atrodė, kad iš 4 vaikų mano šeimoje augančių, aš buvau vyriausia ir atrodė, kad viskas yra man, dėl manęs. Aš ką norėjau, tą dariau. Įdomus yra dalykas tai, kad mane pakrikštijo ne Žagarėje, o pakrikštijo parapijoje, kurios globėjas yra kaip tik šventasis Jurgis, Skaisgirio parapijoje. Pakrikštijo lygiai po 3 mėnesių nuo mano gimimo ir aišku, kad aš toliau su tėvais gyvenau toje Žagarės teritorijai priklausančioje vietovėje. Ir taip atsitiko, kad kai man buvo 8 metai, mano tėvai persikėlė būtent į Skaisgirį. Skaisgiris buvo ta bažnyčia, kurioje aš 16 metų priėmiau pirmąją komuniją. Nepasakosiu visų tų detalių, kaip ten viskas atsitiko, kodėl, bet man tikrai jau buvo 17. Be kelių mėnesių buvo 17. Ir kadangi baigiau 12 klasių, turėjau išvažiuoti į miestą. Tiesa, iki tol, kas atsitiko, iš tikrųjų aš sutikau Jėzų. Sutikau jį gyvą, kaip mylinti, iš tikrųjų sutikau meilę. Kaip asmenį, kaip tą, kuris man gali duoti daugiausiai. Koks joks žmogus, kad negali duoti kažką tai va tokio. Ir
turėjau palikti savo gimtąjį miestelį ir išvažiavau į Šiaulius. Ir žinot, Šiauliai turi 4 bažnyčias šiandien ir vienoje iš jų tuo metu rinkdavosi jaunimas. Jie skaitydavo šventąjį raštą, šlovindavo, giedodavo giesmes, grodavo gitarą. Ir kaip nebūtų keista, man patiko tas jaunimas ir aš ten kiekvieną pirmadienio vakarą leisdavau laiką. Ta bažnyčia buvo taip pat kažkodėl Švento Jurgio. Keistas dalykas, kad toje bažnyčioje man gimė ir pašaukimas. Kodėl? Todėl, kad į ją, būtent į ją, ne į kokią nors kitą miesto arba jėzuitams priklausančią bažnytėlę atvažiuodavo toks brolis Gediminas, kurį daugumą jūs žinote. Va, ir kažką jisai manį pažadino tokio per savo maldą, per savo giesmę. Aš supratau, kad jeigu aš kažkaip galėčiau būti kiek nors panaši į jį, daryti tai, ką jisai daro, aš jausčiausi laiminga. Ir mane tada pagavo entuziazmas, aš pasidariau labai tokia veikli, išmokau groti gitarą, išmokau giesmes, jau ėmiau ne tik lankytis toje jaunimo grupėje, bet ir ją vadovauti, man patikėjo. Žodžiu, toksai Dievas mane vedė ne žingsniais, bet šuoliais. Ir štai 95 metų pavasaris Šiauliuose atsirado tokia katalikiška laidelė, radio laidelė miestui, apie krikščionybę. Ir tos laidos redaktoriai paprašo, sako, mes čia apie tave girdėjom šį ir tą, kad tu ir mokaisi, esi studentė, nors iš tikrųjų ne teologiją studijavau, bet medicinos mokykloje, bet užteko mano tokio entuziazmo ir sako, va čia artėja Švento Jurgio diena ir gal tu galėtum ką nors papasakoti apie tą Šventąjį Jurgį. Aš pasėmiau šventųjų gyvenimus, radusi nežinau kur, iš kažkur pasiskolinau, galbūt iš klebono, neatsimenu. Ir pasižiūrėjau, kad apie tą Šventąjį Jurgį, tai žinot, pusės minutės informacija. Tai ką aš pasakysiu tame eteryje, kur man duodama ten gal 15 minučių ar kiek, neturiu ką pasakyti. Ir tada man atėjo toks įkvėpimas sukurti giesmę Šventajam Jurgiui. Tai giesmė vis tiek kažkaip kitaip jinai kalbės ir bus galbūt iškalbingesnė negu tie mano keletą eilučių apie jį, kaip taip mažai žinoma. Taigi mano pirmoji giesmė yra Šventajam Jurgiui. Beje, dar turiu pasakyti, kad prieš keletą savaičių važiavau į savo tėviškę ir žiūriu, kad mano gimtasis rajonas, Joniškio rajonas, pasitiko mane su didžiuliu Švento Jurgio skydu. Sakykit, ar yra atsitiktinumų, kad Šventasis Jurgis visą laiką, ir mane, ir dar kažką turbūt labai labai lydi ir yra kažkokia tame prasmė. Pavasaris. Saulė kyla. Pavasaris. Gamta bunda. O žmonės prašo, Šventas Jurgi, tu žemę mūsų atrakinki. Pavasaris dirva alsuoja, pavasaris gamta prabyla, o žmonės meldžia Šventas Jurgi, globokė Dievo kūrinyje, tik tu žmogau pažiūrėk į karį ginkluotą kartu, slibino galvą
jam netrūksta jėgų. O tu žmogau, ar gali slibina šį nugalėti? Ar gali meilė kantri būt geriausiu ginklu? Krikščionių didikų sūnus užaugintas, krikščionis kareivis Palestinoj kankintas, tikėjimą savo paliudyti gali, viltį ir meilę paskleisti po šalį. O tu žmogau, ar gali šiandien prieš blogį laimėti? Ar gali meilė kantri širdį mažoj sužydėti? Šventasis Jurgi kary, tu tėviškėlės širdį, padėk save nugalėt, mokyk brolius mylėt. Šventasis Jurgi kary, tu tėviškėlės širdį, padėk save nugalėt, mokyk brolius mylėt. Kai man buvo 8 metai, kaip minėjau, mano šeima persikėlė į miestelį ir man atrodo, kad mano vaikystė čia ir pasibaigė. Kiti visi metai buvo labai sunkus. Man kaip vaikui buvo labai sunkus. Aš nebuvau lankiusi darželio, nemokėjau bendrauti, nors buvau pirmas vaikas šeimoje ir pakankamai drąsi, bet jaučiausi, kad niekad kažkaip tarsi niekur nepritampanti. Ir Dievui šiandien už ką norėčiau padėkoti, tai už sugrąžintą vaikystę. Nes ji man buvo sugrąžinta labai keistų būdų. Aš iš tikrųjų, tol kol augau, kol mokiausi, patyriau labai daug sunkių jausmų. Ir užaugau su ir gėda, ir kalte, ir žinojau, kas yra smurtas, žinojau, kas yra patyčios. Ir aš galvojau, kad aš niekad nemylėsiu vaikų. Aš tiesiog jų bijojau. Mano mama kartais sakydavo, kad turėčiau būti mokytoja. Ne, sakau, aš mokytoja gyvenime nebūsiu. Aš nemyliu vaikų, aš jų bijau. Ir iš tikrųjų, kai man reikėdavo susitikti su vaikais, aš galvojau apie save, aš taip jausdavausi, kad aš ką daugiausiai galiu jiems padaryti, vietoj gero, kažkaip juos sužeisti. Ir aš visada vaikų vengiau. Nemačiau ateities kažkaip su jais. Ir štai 2000 metai ir aš jau buvau tada teologijos studentė, 4 kurse. Buvau padariusi laikinuosius įžadus ir mūsų miestas ruošėsi vienam labai dideliam įvykiui. Tai buvo 2. Lietuvos Eucharistinis kongresas. Ir man paskambina iš arkivyskupijos kurijos ir paklausė, tiesiog pasiūlo, sako, mes suprantam, kad tu esi studentė, bet tai visai nesvarbu.
mums reikia žmogaus, koordinatoriaus, kuris galėtų apsimti, organizuoti vaikų programą. Ir aš sakau, bet aš nieko bendro su vaikais neturiu. Aš nepažįstu jų, aš jų bijau. Sako, pagalvok. Ir tada aš labai ilgai galvojau. Manau, po metų aš turėčiau daryti amžinus įžadus. Ir jeigu aš dabar atsisakau šito projekto, reiškia, aš nepasitikiu Dievu. Reiškia, aš galvoju, kad jis nieko negali manį pakeisti. Ir mano širdėje buvo didžiulė kova, kol aš supratau, kad turiu priimti sprendimą. Ir nors aš neturėjau jokios vizijos, nežinojau, kaip ką daryti, ko galiu tikėtis, po ilgų svarstymų aš galvoju, vis tiek aš noriu daryti tos amžinus įžadus, aš noriu būti tikinčia vienuolė. Sakau taip, aš priimu tą iššūkį. Ir tas rengimas jis buvo 5 metų. Gerai, kad turėjau tokią komandą, galiu pasidžiaugti, kad joje mano dešinė ranka ir didžiausia postumi man davusi, tai buvo Marijos radijo vaikų laidelis redaktorė. Bet tuo metu man tai ta moteris, Genutė Ulevičienė, buvo tiesiog mama, mokytoja, vadovė ir jinai mane mokė. Jinai daugelio dalykų mane mokė. Aš raudojau 5 metų, nesuprasdama, ką aš darau, bet aš tiesiog sakiau taip, Viešpatie, taip. Kas aš tokia esu, kad Dievas man turėtų pasiaiškinti, maždaug kodėl. Aš esu tik kūrinys, aš turiu jo klausyti ir daryti taip, kaip jis nori. Ir taip, kaip yra reikalinga tuo metu bažnyčiai. Artėjo didelis renginys. Nežiūrint visko, nežiūrint daug pastangų, daug ašarų, daug širdies skausmo, daug tokio nesusigaudimo savyje, atėjo šventė ir kai aš prieš save Santuokos parke, dabar Jono Pauliaus II parkas, kai aš prieš save pamačiau didžiulę minę vaikų, aš neįsivaizduoju, kada galėjau jaustis laimingesnė iki tol. Iš tikrųjų, ir ką Dievas padarė mano širdyje, jisai padarė didelės operacijas. Labai didelės operacijas. Jis išoperavo, išėmė iš manęs mano sužeistą vaikystę ir davė kažką naujo. Ir iš to paskui gimė daug tokių labai gerų, gražių iniciatyvų, misijų vaikams ir aišku giesmės. Taigi aš dabar matau, šiame vakare yra ir keletas vaikų. Aš noriu pagiedoti tokią giesmę, kurią skyriau vaikams, kuriems, kaip aš įsivaizduoju, kartais labai sunku eiti į mokyklą. Tarp kitko turiu prisipažinti, kad šitos giesmės muzikos autorius yra Marijos radijo direktorius. Mes kartu turėjome malonę dirbti vaikų pastoracijoje ir leiskit šitą giesmę pagiedoti, tiesiog, kad nuotaika būtų geresnė prieš miegą. Gal sunku rytą į mokyklą keltis, gal sunku pamokas paruošti grįžus, bet maldoj girdžiu, nagi bandom kartu, juk kiekvieno iš jūsų draugas esu. Gal sunku rytą į mokyklą keltis, gal sunku pamokas paruošti grįžus, bet maldoj girdžiu, nagi bandom kartu, nes kiekvieno iš jūsų draugas esu. Jėzus sako, duok
man ranką, kad nebūtų taip sunku. Ir keliaukime į dangų, nes kiekvieno iš jūsų draugas esu. Jėzus sako, duok man ranką, kad nebūtų taip sunku. Ir keliaukime į dangų, nes kiekvieno iš jūsų draugas esu. Tai čia buvo vaikams apie vaikiškus dalykus. Na, o mano gyvenime taip pat buvo kai kurių tokių klausimų ir sprendinių, kurie buvo nelengvi. Vieną kartą ilgą laiką išgyvenau tokią patirtį, kad man labai sunku pasidarė suprasti Jėzų. Sunku suprasti Jėzų, suprasti jo evangeliją, jo gyvenimo būdą. Ir aš galvoju, Viešpatie, nebepakeliu, kažkas yra. Gal pavargau, gal pasaulis kažkaip savo taisyklės pradėjo diktuoti. Nesuprantu, nežinau. Jėzau, nesusišneku su tavim. Ir tada galvoju, nebūčiau pranciškonė, turbūt, žinot, pranciškonai tai pirmą kažkaip padaro, paskui pagalvoja. O dar viena jiems būdinga savybė yra, kad jie eina per patirtį, pirmiausia kažkaip, paima kažkokį pavyzdį, galbūt ir gyvenimišką, ir paskui iš to padaro teologiją. Tai aš tada pradėjau įsivaizduoti. Gerai, Pranciška, dabar įsivaizduoku, kad tu, būdama ištekėjusi moteris, imi nebesusišnekėti su savo sutuoktiniu. Ir kągi tu darytum? Pagalvojau, greičiausiai eičiau pas to savo sutuoktinio mamą paklausti. O kaip man su juo susišnekėti? Juk jinai viską geriausiai žino. Jinai jį augino, jinai juo rūpinosi, jinai puikiausiai jį pažįsta. Jinai yra jo mama. Kaip man jį suprasti? Ir aš paskui pagalvojau, tai bet man lygiai tą pat reikia padaryti su Jėzum. Nueiti mamos paklausti, kaip man toliau gyventi su Jėzum. Taigi, iš tokios patirties, kad jinai yra ne tik Jėzus, bet ir mano mama ir gali pasakyti taip pat labai daug tokių dvasinių dalykų, dvasinių pamokymų, gimė dar viena giesmė, kuri vadinasi O Marija. Galbūt jinai irgi daugiau skirta yra vaikams. Aš taip pasitikiu, Jėzaus žodžiai sako, kas nepasidarysit kaip vaikai, neįsit į dangaus karalystę, tai aš čia taip anksčiau laiko turbūt ir taikau. Šiaip tai čia seniems žmonėms labiau tinka, bet aš jau vis tiek, kadangi tų žilų plaukų jau turiu pakankamai daug, tai leidžiu savo pabūti tuo vaiku anksčiau laiko. Ir dabar noriu paprašyti mūsų sesės Donatos, jinai man taip pat padės išpildyti šitą giesmę. O Marija. Mums parodyk Dievo namą, viešpatystę ir bendrystę, Dievo Tėvo karalystę. Jėzus Kristus prisikėlė, tu pirmoji, tuo tikėjai, mus tu mokys, taip tikėti, kuo labiausiai jį mylėti, noriu džiaugtis
Aleliuja, aleliuja, šokit, grokit, šokit, grokit. Nors labai myliu šventąjį Jurgį, tikrą karį, kankinį, įkvėpėją mano gyvenimo, bet lygiai taip pat labai myliu ir šventąjį Pranciškų. Man labai svarbi buvo jo biografija, kurią perskaičiau savo pašaukimo aušroje. Kai susipažinau, pamačiau, kad jo vertybės ir mano vertybės labai sutampa, kad abu, atrodo, norim to paties, tik jis, aišku, matot, gyveno prieš 800 metų, o aš gyvenu jau po. Tai viena giesmė taip pat yra skirta šventajam Pranciškui. Aišku, ji pagal mano pačios tokį stilių yra galbūt irgi tokia vaikiška, bet kas žino, gal vaikai klauso ką nors. Aš tavo brolis, mažųjų mažutėlis, ir aš maža jo sesė, džiaugiuos rankas iškėlus, kad žemė motinėlė gėles mums išaugina, kad Dievas debesėlį lietutį patalpina, kad žemė motinėlė gėles mums išaugina, kad Dievas debesėlį lietutį patalpina. O kas yra Pranciškus, aš jo dar nepažįstu, jis buvo draugas Kristaus, su juo tu nepaklysi. Jo meilė ir ramybė visus mus apkabina, gerų žmonių vienybė mus džiaugtis išmokina. Jo meilė ir ramybė visus mus apkabina, gerų žmonių vienybė mus džiaugtis išmokina. Šie metai yra, kaip žinote, pašvęsto gyvenimo metai. Ir kartais žmonės, žiūrėdami į vienuolius, sako, kaip jiems yra lengva gyventi. Nei jiems vaikai rūpi, nei jiems kokie vargai, nei dėl darbo reikia jiems ten kažkaip daug pastangų padėti. Iš vienos pusės, kaip ir tiesa, sakytume, tikrai vaikai nerūpi, sutuoktinių kaip ir nėra iš tikrųjų, išskyrus savo bendruomenę, kurią jis įsipareigojęs. Bedarbystė taip pat kol kas Lietuvoje bent jau negresia. Ir kartais yra sukuriama tokia iliuzija, kad gyvenimas yra lengvas. Gyvenimas nėra lengvas. Gyvenimas yra labai įvairus, labai sudėtingas. Aišku, labai daug priklauso nuo to, kaip kiekvienas mes jį kuriame. Turiu vieną tokią giesmę, kurią noriu su jumis pasidalinti, kurios nesu aš pati autorė, bet aš ją
gavau, ją man užrašė vienas mano kursinis, kai mes dar mokėmės teologijos fakultete, Arūnas Žlioba. Jisai autorius, atrodo, tos giesmės. Ir labai dažnai, kai man būna sunku, ta giesmė man yra tikra paguoda. Aš pati labai nemėgstu giedoti to, kuo netikiu, kaip ir dainų nemėgstu tokių, kuriuose man nėra tiesos arba kurios man nieko nesako. Tai ta giesmė yra tokia skirta sunkiems laikams. Kristau, net šaukiamės tavęs. Kančio ir nuodėmių naktį paklydę, visus kelius praėjom ir gatves. Visi džiaugsmai juose ryškėčiais žydi. Išgirsk mus šaukiančius karštoj maldoj ir nenugręžk nuo mūsų savo veido. Ateik padėti skausmo valandoj, juk tavo žvilgsnis debesis išsklaido. Ašaros žibės ir sielos skundas išsilies be žodis. Už mus geroji motina kalbės, ji mūsų skausmą didį tau parodys. Tylios ašaros žibės ir sielos skundas išsilies be žodis. Išgirsk mus, Kristau, mes šaukiamės tavęs. Kančio ir nuodėmių naktį paklydę, kelius praėjom ir gatves. Visi džiaugsmai juose ryškėčiais žydi. Išgirsk mus šaukiančius karštoj maldoj ir nenugręžk nuo mūsų savo veido. Ateik padėti skausmo valandoj, juk tavo žvilgsnis debesis išsklaido. Už mus geroji motina kalbės, ji mūsų skausmą didį
skundas išsilies be žodis. Už mus geroji motina kalbės, ji mūsų skausmą didį tau parodys. Tau mūsų tylios ašaros žibės ir sielos skundas išsilies be žodis. Išgirsk mus, Kristau, mes šaukiamės tavęs. Kančio ir nuodėmių naktį paklydę, visus kelius praėjom ir gatves. Visi džiaugsmai juose erškėčiais žydi. Išgirsk mus šaukiančius karštoj maldoj ir nenugręžk nuo mūsų savo veido. Ateik padėti skausmo valandoj, juk tavo žvilgsnis debesis išsklaido. Kai aš rašiausi amžiniesiems įžadams, buvo labai karšta. Beprotiškai karšta. Buvo labai taip saulėta ir tvanku. Ir aš kelias dienas, tiesiog aš negalėjau kelias paras miegoti. Bet greičiausiai, kad negalėjau miegoti ne tik dėl to tokio netinkamo, sakyčiau, savo oro, bet ir dėl to, kad išgyvenau didžiulį jaudulį. Jaudulį prieš tą amžiną pasižadėjimą Jėzui. Ir pirmiausiai kažkaip aš permašiau visą savo gyvenimą ir sakau, Dieve, taigi tai, ką aš dabar išgyvenu, kokia yra mano praeitis, kokios mano patirtys, man yra tiesiog dovana. Mano pačios gyvenimas man buvo pristatytas kaip dovana. Labai toks keistas patyrimas, kad Dievas visokius sunkius išgyvenimus, kančią, skausmą, pažeminimus, jisai viską apvertė, atrodo, aukštyn kojom. Aš labai pasitikiu šventąją dvasią ir vienu ypatingu jos bruožu, kad ji turi savybę keisti žmogaus charakterį. Čia yra paradoksas. Mes galvom, kad, sako kaip žmonės, toks jau tas charakteris yra, nepakeisi čia. Šventoji dvasia keičia net ir charakterius. Kai po 10 metų vidurinės mokyklos baigimo susirinko mano klasė, aišku, jie labai klausinėjo, kasgi su manim atsitiko, kad aš baigusi 12 klasių išėjau į vienuolyną. Tai aš jiems papasakojau tai, ką aš išgyvenau, kaip aš sutikau Jėzų ir kaip nuo to laiko visi žmonės man yra kaip broliai ir seserys. Tai jie buvo tokie nustebę, sako, mes tavęs neatpažįstam, tu visai netokia buvai. Tai aš supratau, kad tikrai Dievas man davė didžiulę dovaną.
už visą praeitį, kuri man atrodė tada labai nedėkinga. Ir labiausiai esu šiandien dėkinga ir tikrai Dievui noriu nuoširdžiai padėkoti už tokį pašaukimą. Už pašaukimą, kurį turiu gyventi dėl Jėzaus. Kad yra mano širdį tas troškimas gyventi dėl jo, gyventi su juo ir daryti jo darbus. Prisimenu, kai dar buvau 11 ir 12 klasiai, mano kai kurios klasiokės jau buvo ištekėjusios. Jos ištekėjo po 10 klasių. Ir netrukus sužinojau, kad jos su kūdikiais arba dar besilaukiančios yra namuose ir matydavau, kaip jų vyrai ateina į šokius, šoka su kitom merginom. Ir aš griebdavaus už galvos, sakau, tai kaip suprasti, tai čia visas tas gyvenimas, tai tik tiek, išteki, vaikai, tu sėdi namuose ir tik, tai čia viskas iš to viso gyvenimo. Ir aš niekaip negalėjau suprasti, kaip taip įmanoma. Ir kitas dalykas, aš nežinojau, kad yra vienuolynai. Aš labai kankinausi, kentėjau, aš sakau, nenoriu būti senmergė ir nenoriu ištekėti, tai ką man daryti? Bet iš tikrųjų gerai, kad niekur neskubėjau ir Dievas rado būdą, kaip atliepti į mano širdį. Kai po savo medicinos mokyklos baigimo turėjau išvažiuoti į novicijatą, galvoju, ką palikti tiems savo bendraamžiams, bendražygiams kaip dovana. Ir nieko kito nesugalvojau, kaip parašyti dar vieną giesmę, kurioje telpa ta pašvęsto gyvenimo teologija. Šita giesmė, iš tikrųjų, negalėčiau sakyti, kad jinai yra mano. Jinai gimė labai keistom sąlygom. Iš tikrųjų, ruošiausi stovyklai ir labai viskas rūpėjo ir prabundu vieną naktį, prie savęs visada kažkaip turėdavau dėl visako, kaip užrašų knygelę, lapelį, pieštuką. Ir man pradėjo eiti mintys, kad aš turiu dabar užrašyti. Giesmė gimė pati. Dėl mano bičiulių, dėl mano draugų, su kuriais jau buvau radusi Jėzų. Ir štai noriu šitą giesmę su jumis pasidalinti ir tai bus, atrodo, paskutinė šito vakaro giesmė, kuri man yra brangi ir kitą kartą aš pati dar iš jos mokausi, nes man yra duota kaip pastiprinimas ir patvirtinimas to kelio, kuriuo aš turiu eiti. Kaip noris pro gyvenimą praeiti ir savo mintise nubrėžti jo kreivę, kodėl vaikystė pralėkė taip greitai ir nerūpestingumas mano baigės. Aš stoviu šiandien ir galvoju, kaip surasti man gyvenime tą kelią, kuriuo man būtų prasmingiau nueit. Jam žinybė, kur tiek daug takelių, kuriuo man būtų prasmingiau nueit. Jam žinybė, kur tiek daug takelių. Paimk, o Dieve,
mano broliai sesės neliūdėkit, juk aš pas sužadėti neeinu. Ir mano siela trokšta tą mylėti, kurs nešė meilės kryžių ant pečių. Ir jūs gi vienas kitą taip mylėkit, nešiokit meilės kryžius ant pečių. O savo sesiai melskit ir linkėkit, kad neužgestų meilė tarp skausmų. O savo sesiai melskit ir linkėkit, kad neužgestų meilė tarp skausmų. Paimk, o Jėzau, mane už rankos ir švęski nuostabias vestuves. Naujų rūbų mane aprenki ir leis gyvenimą aukoti dėl tavęs. Paimk, o Jėzau, mane už rankos ir švęski nuostabias vestuves. Naujų rūbų mane aprenki ir leis gyvenimą aukoti dėl tavęs. Aukoti dėl tavęs. Amen. Šventoji dvasia ne tik tai keičia charakterius, kaip sesuo Pranciška sakė, bet ir per tuos žmonės, kurie jie pasitikė, keičia kitus žmonės. Aš sesę Prancišką pažįstu nuo Eucharistinio kongreso laikų, 15 metų. Dabar jinai yra tikra vaikų apaštalė kaime, kuriame jinai misionieriauja. Po pirmos komunijos bažnyčią sekmadienį lanko 100% vaikų. Visi priėmė pirmą komuniją, toliau lanko bažnyčią, eina patarnaut. Jonavos parapijoje keletą metų darbavomės. Per seserį Prancišką daug žmonių atrado Kristų, atsivertė, įtikėjo. Mano paties kunigystėje Pranciška yra padariusi didžiulę įtaką. Ir noriu paprašyti, atsistokim visi, palaiminkim sesę Prancišką, kad jai viešpats, kiek per ją teikia paguodos kitiems, kad tą paguodą ir ją apdovanotų. Sukalbėkim ištiesę rankas, viešpaties malda. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Ačiū tau, sesė Pranciška, už liudijimą, už tai tau dovanų brolio Raimondo Špakutos, kuris yra mūsų tarpe su Marijos radijo skarele. Štai ikona, tik nežinau, ar tu ją pakelsi, jinai ne ant medžio daryta, bet ant akmens. Kitas gyvo garso ir liudijimo vakaras draugė su Marijos radiju bus po 2 savaičių. Dabar rugsėjo 25 dieną. Čia Mažojo Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčioje, kaip visada, bus penktadienis 20 valanda. Tad kviečiame atvykti arba įsijungti į Marijos radiją. Visai gerai ir kad atvykstate. Tada tam, kuris yra prie mikrofono, labai smagu ir matyti žmonės, nes kai pakviečiami Marijos radiją laidas vesti žmogų, tai didžiausia problema, sako, kaip aš dabar kalbėsiu nematydamas žmonių. Tai ačiū, kad esat ir čia. Ačiū ir tiems, kurie buvo prie Marijos radijo imtuvų. Garbė Jėzui Kristui.